knygas skaityti dvasiniam augimui. Jų yra daugybė ir yra labai daug gerų knygų, tai aš kartas nuo karto pasidalinsiu tuo, ką aš pati skaitau. Tai viena tų knygų yra Lamos Glen Moulin Gyvenimas mirties akivaizdoje. Mirtis yra ta tema, kurios žmonės labai dažnai nenori kontempliuoti, tyrinėti, tarsi ji mūsų neaplankys. Bet jeigu gimėm, geroji naujiena, mes ir mirsim, ar ne? Ir nuo šito nepabėgsim nei vienas. Kad ir kiek pinigų uždirbsim, kad ir kiek meditacijų padarysim, kad ir kiek apkeliausim aplink pasaulį, mirtis laukia kiekvieno mūsų. Ir šitoje knygoje į mirtį siūloma pasižiūrėti kaip į mokytoją, nes mes ją dažniau žiūrim kaip į priešą, kurio nei vienas nenorim savo gyvenime, bet kadangi žinom, kad ji ateis, kad ji bus, ši knyga supažindina žmogų su tuo, kas laukia po mirties, kokie yra būviai, kokie yra netgi ženklai, kad mums artėja mirtis ir kaip tos ženklus panaudoti augimui, nes mes būna net nenorim girdėti, ar ne, kad laukia mirtis, kad čia gali ženklas kažkoks atsirasti per sapnus, kad gali kažkoks ženklas atsirasti ant kūno, o mes kaip tik turim turėti tą informaciją ir mes turėdami tuos ženklus, jų aprašymus, mes galim padaryti kažką gero, kad kitas gimimas būtų lengvesnis, o ne dar sunkesnis. Tai va, tai šioje knygoje jūs rasite pomirtinio kelio Bardo aprašymus, rasite šiek tiek informacijos apie kitus pasaulius, rasite ženklus, kurie padeda atpažinti artėjančią mirtį. Ir šita knyga tikrai yra toksai padrasinimas, kelrodė žvaigždė ir puikus rodiklis, kaip mes mirtį galim išnaudoti kaip augimo priemonę, o ne tą baisų priešą, kuris kėsinasi į mūsų gyvybę, o jisai kėsinasi tikrai.